Šiandien įdomi diena tuo, kad einu į 2 Michelino žvaigždučių restoraną mėginti vegetariško meniu ir noriu su jumis pasidalinti visą patirtimi, kas kaip atrodo 2 žvaigždučių Michelino, koks experiences, kokia patirtis ir kaip viskas tai atrodo mano akimis. Papildomai noriu pasakyti, kad vis tiek, kad ir einu tenais valgyti, bet prieš tai pasidarysiu graikiško jogurto, suvalgyti tik baltymų, nes baltymų visada reikia, o jų greičiausiai tenais valgant daržovės arba vegetarišką meniu, nežinau, kas ten gali dar būti, gausiu nepapildomai, taip kad visada noriu pabrėžti, nepamirškite valgyti baltymų. Baltymai labai svarbu ir yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką jūs turit gauti kiekvieną dieną savo maitinimuose arba savo racioną, nežinau kaip pavadinti. Taip kad einam užkasim ir tada einam į 2 Michelino žvaigždučių experience'ą. Graikiškas jogurtukas labai patinka, kad yra Ispanijoje būtent toks, 500 gramų, 45 gramai baltymų. Tai užkandam greitai. Pasisekė, kad restoranas yra vos ne per gatvę, mandarinų viešbutį, tai turim dar laiko, užkandam ir einam. Vieta, į kurią einu valgyti, pamėginti, yra visiškai šalia ir mes jau beveik atėjome. Tai restoranas vadinasi Momentus, kuris yra Mandarin Oriental viešbutį. Realiai Barcelonoje yra labai daug Michelino lygio restoranų ir su rekomendacijom, bet būtent kurie duoda vegetariško arba veganiško meniu yra tik tais 4. Įėjimas į viešbutį. Hello, I have a reservation in Momentus. Yeah, Moments. Please, we'll be all straight. Thank you. Thank you very much. Hello. I have a lunch. Yes. Yeah, Thomas. Prepare the window table? Yeah, thank you. Amazing. Go in the shadow. We'll be Yeah. trying to Amazing. Yeah, no, it's amazing. Thank you. Iškart ką galiu pasakyti, kad aptarnavimas labai malonus, labai visi paslaugus. Gal net man per daug paslaugus. Nežinau, ar tai natūraliai ar nenatūraliai, bet tas žinot, kartais perdėtas paslaugumas kartais keistai atrodo. Bet tai nenuginčiamai yra tikrai malonu. Vandenukas. Super. Thank you very much. explain you very quick the concept of the menu. Please. In Moments, we change 4 times during the year the menu for each season. In this case, since 2 weeks ago, we started with our summer season. Okay. And we'll be doing a small trip with you through different products that now are on the full maturity of. Great. On the right side, you will find 2 menus. On the base, you have the full experience, and on top, a shorter menu. Here, this is a regular menu, but we have to note that you're following a vegetarian diet. Yeah. So all plates from both menus going to be prepared vegetarian for you. Great. Tai meniu atrodo štai taip. Aš renkuosi ilgesnį 9 patiekalų, netrumpesnį. Noriu išmėginti viską. Šiaip čia yra paprastas meniu, kas valgo žuvį ir mėsą, o man padarys vegetarišką opciją. Enjoy it. Did you decide already? Yeah. Like longer. The longer version? Yeah. So, Yeah. would you like us to add cheese as well, or you prefer... Cheese? Yeah. Fine. Yeah. Cheese is fine. And for the drinks, would you like to look for any non-alcoholic beverage, or are you fine with the water? Well, I'm fine with the water, thank you. Thank you very much. Tokiuose vakarienėse, pietuose, aš suprantu, kad didelį dalį greičiausiai, gal nedidelį, bet tikrai prideda nemažai sujungtas kokybiškai alkoholis arba gėrimai, bet kadangi aš pripratęs tiesiog gerti visada vandenį, tai renkuosi irgi tik vandenį, nors ir gali pasiūlyti nealkoholinių kažkokių priderintų gėrimų, bet tiesiog nenoriu.
tiesiog mano pasirinkimas, bet jeigu jūs valgote, tai yra gerite viską ir mėgstate viską, tikrai siūlau pamėginti pilną patirtį su parinktais gėrimais viskam. So, Mr. Tom, in that case, just you will start, you will tasting the vichyssoise. Vichyssoise is a special vegetable sauce. In that case, we have two different textures. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Taip, tai dviejų skonių. Nežinau, matosi ar nesimato dviejų skonių asparagas. Paragausim dabar. Pirmas. Padažiukas toks lengvas, bet su daug sodraus skonio. Įdomu. Labai paryškina vat būtent asparago skonį, kas kaip atrodo paprastas dalykas, bet tas padažas dar labiau sustiprina visą tą skonį. O baltas padažas sustiprina labiau žalio asparago skonį. Wow. Skanu. Pirmas buvo skanus dalykėlis. Kitas dalykas, kas labai faina, pamatė, kad filmuoju ir pats šefas pasiūlė vidury vakarienės užsukti į virtuvę ir nufilmuoti visą virtuvę. Aš esu excited. Esu realiai dabar širdį labai laimingas po tokio dalyko. Tiek mažai tik reikia. Labai nice. Thank you. In that case, you will tasting one of the most iconic kind of olive oil in Catalonia. Okay. That one is 100% from Catalonia, from Cambrils. That is the name of the placement that we made this one. In that case, we have a pan chip. It is made just for us, for the guest of Mandarin Oriental. Okay. This kind of olive oil is called arbequina. It's really liked, is smelling pineapple, passion fruit, mango, something really like. Okay. Okay, thank you. Let's try it. I will put that kind of olive oil in the right plate. Thank you. Cassoulet, and this one is more strong, more earthy, and yeah, more like earthy and strong. Great, great. Let's try it. And then you're gonna compare them, and you can see which one you like more. Okay, let's do it. Nu tai mėginam du skirtingi aliejai, vienas labai ypatingas ir priturtintas skirtingų skonių ir padarytas būtent šiam restoranui, kolaboruojant su Mandarin Oriental viešbučiu, o kitas yra paprastesnis, bet neprastesnis. Tai mėginam. Pirma labiau ypatinga. Šitas, kuris labiau ypatingas, jis toks lengvas, sodrus, su įdomiu net prieskoniu. Net nežinau, kaip nupasakot. O jeigu mėginam šitą. Really good. This is really amazing, so soft. It's one of the most famous. It's really iconic. It's called arbequina. Okay. But this tastes, wow. And that one is called arbosana. But they are made both in Spain, yeah? Absolutely, sir. That one is come from Tarragona, a little bit more far away to Barcelona, like half hour, and that one is from Cambrils. But is it possible? Is it possible to somewhere to buy something so similar? We sell that one. You sell, yeah? Absolutely, sir. This you have, yeah? Yes, sir. Is it possible to? The cost of the arbequina is 40 €. Yeah. Is it possible to get after that? Absolutely, sir. Thank you very much. Definitely, I will take it because it's top notch. Thank you so much, Tom. Thank you. Absolutely. Thank I will you. bring one for you when we finish the experience. Just I would like to ask you something. If you would like the vinegar, mix it with the olive oil or on site, sir. Actually, I don't even need. I will enjoy only yeah. I thought I needed, but I understood that no need to mix it. Sakau, atrodo paprastas dalykas, aliejus,
Bet wow, ant kiek skiriasi skonis. Sunku tiesiog patikėti. Tom, let me present for you one of the most iconic recipes from the Mediterranean coast. Okay. That one also, that's a really iconic. You will tasting right now the tomato velvet. There is a cream of a different texture of tomato with a strong contrast of basil. Okay. Let me present for you our selection of tomato. Wow. You know, I'm really big fan of tomatoes, and when I come to Spain, the tomatoes is so good because in my country, you know, we get like very rarely good tomatoes. So this is like, you know, berries for me. Sir, you will love this one. All of them is fresh. Of course, you can see I did from Maresme. That one, there is the tomato cherry, the Blaumarer, the dark tomato, and the pink one, sir. Okay, thank you. Amazing. My pleasure, sir. Enjoy. Pomidorai, aš jums prisiekiu. Vat Ispanijai, kaip žinot, gyvenam Lietuvoje, nu pas mus naminiai irgi geri, bet tokioje vietoje specialiai atrinkti, aš kaip ir minėjau, kaip uogos. Labai skanu. Gaivu taip, daug intensyvaus skonio. Labai gerai. Thank you very much. Antras patiekalas, paprastas, bet labai skanus. Gentlemen. Hello. Thank you for inviting. Thank you. The food, what I eat, really nice. Thank you very much. Yeah. Amazing. Juan is the sous chef, and now prepare for you the typical salad with his country to Andalusia. Yeah. This is the remojon. It's a salad normally. Normally it's with a cod fish. Okay. This is only vegetarian for you, but it's a salad with orange. Okay. You know, I ate meat and fish so long ago that I don't even remember. I'm not eating meat and fish like 14 years. 14 years? Yeah, so I don't remember, you know, how it tastes. You are a good vegetarian. Yeah, proper one. Yeah. Looks amazing, so accurate, like, you know, like a painting. The more important is the love. Yes, definitely. Like always and everywhere. Like our moms, our grandfather. Yeah, definitely. What is done with the love, it tastes totally differently. This is for you. This is a test for the next week. This is a skin tomato. Okay, thank you, let's try it. How did you come up with the ideas like this? All together. Together, as a team. So it's important to have like, you know... Digue-li que això era perquè per fer l'aigua del tomàquet traiem molta merma. I per aprofitar aquella merma hem fet la paella. És per aprofitar un producte que tirava. So to do the water of the tomato that it takes, there's a lot of waste. Yeah. So from that waste, they think about to do something with it. Okay. And it's made with the rest of the... So original, to not waste anything. Catalan people doesn't throw anything. So. Good. Amazing. And our salad is almost prepared with the sauce. Thank you. Labai faina, kaip atsitinka tokie dalykai, kaip šefas pakviečia, parodo labai draugiškas personalas. Thank you. Thank you. No, thank you, enough of the bread. Taip, tai labai smagu, kad pakviečia, parodo, pabendrauja ir nedavė pamėginti tik tais kitą savaitę pasirodinti užkandėlį šefų komplimentą, irgi kuris yra vegetariškas. Tikrai labai skanus ir nežinau, supratot ar ne, gal užrašysim.
Bet kaip šefas pajuokavo, kataloniečiai nemėgsta išmesti absoliučiai maisto jokio. Tai va tas va užkandėlis yra padarytas, kaip spaudžia kažką, jie iš pomidorų lieka sultis ir iš tų sulčių padarytas tas paplotėlis sausainis, kas yra tikrai labai smagu. Thank you very much. Nu ką, ragaujam trečią patiekalą, Remo John, neteisingai greičiausiai pasakiau, bet yra salotos. Nėra didelės, bet čia ir nereikėjo tikėtis nieko įspūdingo ir didelių porcijų, niekada to nebūna. Čia yra patirtis, skoniai sujungti ir ta visa simbiozė įdomių skonių. Tai mes ir bandome juos. Padažiukas toks lengvas, šiek tiek atsiduoda apelsiną. Ir šalia tie taškiukai prideda dar įdomių skonių, bet net nemoku nupasakot, bet skonis, kad ir lengvas, bet labai ryškus. Thank you very much. Atrodo paprastas daržovės, bet va tos mažas detalės, padažas, tie taškiukai, atrodo kaip puzlė ir dadeda detalę ir jinai viena kitą papildo, kas yra, labai įdomu. 3 patiekalai, visi labai skanūs, visi labai suderinti. Wow, labai gerai. Atėjo labai aišku paslaugus ir labai fainas ir labai mielas mano padavėjas. Atėjo pasitikslino po 3 patiekalo pateikimo, ar esu patenkintas greičiu ir ar norėčiau palikti tokį patį greitį, ar norėčiau pagreitinti, ar palėtinti patiekalų nešimą. Sakau, kaip yra paruošta, iškart neškit. In that case, you will taste our version of caviaroli and baba ganoush. I will explain everything for you. Yeah, please. In front of you, this cream in front of you, between brown and white, there is the Chinese aubergine. Okay. In the middle, you will tasting the baba ganoush, a really iconic from the Asia. Okay. Okay. I have a question. Yes. Do I need take it all ingredients at once? You have to try all your best to get with your spoon the side of the aubergine. In this way you can get together the aubergine. The Chinese aubergine is the mix of olive oil. Okay. The crunchy part I will recommend to you to taste alone. 2 bites. Okay. Exactly. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Nu ką, mėginam trečią patiekalą. Žinokit, net juokinga. Atrodo, ką čia valgau. Bet taip skanu. Labai skanu. Labai skanu. Norėčiau pakomentuoti, ką valgau. Pagal skonį negaliu pasakyti. Alyvuogės jaučiasi. Baba ganoush. Nu, taip skoniai atrodo susijungia. Duonelė irgi.
Plana, traški, su daug skonių ir tie vat, kaip ikrai, yra aliejus, kuris irgi dar labiau suteikia to sodrumo tokio prie visų tavo derinio. Bomba. In that case, you will taste vegetable fideuà. Okay. In that case, on top, we made express for you a grilled zucchini with a sweet touch of parsnip. In the sauce, the reduction on basil, there is the garlic sauce, a bit of mayo. I will finish the dish for you with a vegetable fideuà. Okay, great. There is with zucchini and carrots. The texture is really similar to the noodles, but there is a really typical recipe. Okay, thank you. You're welcome, sir. Ragavimų cukinė, nors cukinė, noriu pasakyti, iš visų daržovių, cukinė ir baklažanas mano nėra labai mėgstamos daržovės, bet pažiūrėsim, ką sugalvojo Hebra čia su ta cukinė ir... Šitas vat geltonas padažiukas ir va šita vat cukinija labai primena asparagą. O šitas salotas gal man šiek tiek per riebės. Keptas ant aliejaus. Šiek tiek riebokos. Šitas galiu pasakyti, gal kol kas mažiausiai patinka. Iš viso ką gavau. Taip, tai rizoto. Prieš paskutinis patiekalas. Su rizoto yra viena tokia problema. Rizoto retai padaro, kad nebūtų labai riebų. Nes kaip realiai esi atpratęs valgyti riebų maistą, suvalgęs riebų rizoto labai apsunksta. Va tas mane labai patinka. Tai va įdomu, ar čia parašyta, kad jis yra creamy. Bet įdomu pažiūrėti, ant kiek creamy, nes šiaip ryžius mėgsto, bet su rizoto yra tik kelios vietos, gal kur esu valgęs, kad rizoto nebūtų per daug riebus. Tai mėginam. Riebokas, bet ne ant tiek, kiek galėtų būti. Ir vėl pasikartosiu, bet labai yra išreikšti skoniai. Tu valgai ir tu tą padažą labai aiškiai jauti. Skanu. Labai skanu. In that case, you will enjoy of the cauliflower with the same texture of cauliflower cream on basil. Okay. On side, we made a different reduction for you: the beans, the fresh mint, and the yellow curry. Okay. Then we finish that with our crispy rice with a sweet touch of parsley. Thank you so much. Nice. Actually, cauliflower is one of my favorite vegetables. One of my favorites, sir. I love it. I love it raw also. Yeah, it's really Sure. nice. Thank you. Enjoy. Thank you. Kaip ir minėjau, caulifloweris viena iš mėgstamiausių mano daržovių. Taip kad įdomu, ką čia pribūrė Hebrytė. Medaus poskonis įdomus. Bet pats caulifloweris yra šiek tiek minkštas kaip košė. Man jis patinka labiau, kai būna šiek tiek traškesnis. Bet skonis tikrai geras. Tikrai geras. Tiesiog paruošimas kitoks. Man asmeniškai labiau patinka, kaip jisai būna tvirtesnis, kietesnė struktūra.
Amazing. It's really one of my favorite vegetables and it's really good. Oh, Thank you. thank you very much. Taip, pabaigėm pagrindinio meniu visus patiekalus. Dabar laukia 3 desertai. Labiausiai patiko pomidorai, labai patiko. Tada su baba ganuš tas miksas keistas. Creamy rice'as buvo tikrai geras. Mažiausiai patiko gal tas vegetable fondue. Tai va, kol kas šiaip patirtis labai faina, labai tai kaip ir turėtų būti. Visas personalas labai paslaugus, labai viskas faina. Laukiam desertų ir tada galutinis review. Yes. So which is like a signature or you would... Like most important, I would say this provolone. Okay. Of maturation, so from 4 years. Okay. 30 kilos. 4 years old. 4 years old. 4 years old, okay. And we have over here from Spain, from Galicia. It's a very, they do a very small production. Okay. It's a cow cheese, but with only 20 cows. Okay. So they do a very small production of it. Okay. This will be, I would recommend as well. Do you eat all type of cheese? I will try. You will try? Yeah, I will try everything. Let me, which you think I would need to try, I will do Give it. you a bit of, this is with black pepper. Okay. It's like spicy, No spice at all, no. just with the taste of the... A bit Okay. of black pepper, exactly. Okay, so let me taste which one you think I need to try. Perfect. So I will prepare you the selection now. Thank you. Thank you very much. Do you like strong cheese as well? I have nothing against it. So we have Let's this over here is very typical from Catalonia. okay. It's a double fermented cheese, so with some rest of cheese, Okay. you add a bit of liquor on and you re-ferment. Okay, so how I should with what I need to? This I will give you just a small spoon with it Okay. to finish. Okay. It's quite Okay. intense. Okay. I like, try. So this is for the finish, yeah? This is for the finish, Okay. and I recommend you to go from left to right. Okay, and like which I need to put like this or it's like optional? Whenever you finish the cheese, whenever you change from cheese to cheese to... Okay, change then the to exactly. refresh. Nu ką, mėginam sūrius. Šiaip sūrius labai mėgstu. Buvo didelis pasirinkimas, bet leidau parinkti čia dirbantiem personalui. Sūrius valgyti nuo kairės į dešinę ir po to užkasti šiek tiek nurefreshintą skonį. Ir šitas, sakė, labai intensyvus pabaigai. Nu tai mėginam, čia nieko daug neprilauksiu. Šitas labiausiai gal panašus. Greičiausiai yra parmezanas. Šitas miksiukas geras. Kitą mėginam. Šitas toks labiau kreminis. Skonis intensyvus, geras. Skanu. Biški precelo. Šiltas, koks geras. Šitas, kur savo minėjo, liktais 20 iš 20 karvių tik tai daromas. Labai panašus į prieš tai buvusi. Kaip žinot, kaip brytas sūris. Vat kaip brytas sūris labai. Man atrodo, šiandien kažkas iš to ir serijos ir bus. Gerai, važiuojam toliau. O, šitas jau toks pelėsinis, skonis intensyvus. Gal net man per daug intensyvus. Šitas gal mažiausiai skaniausias. Jo, tas gal,
per intensyvus net. Nu ir jis toks kartumas per gerklę eina. Šitas labai kreminis irgi turi tokio pelėsinio sūrio labai ryškų poskonį, kas irgi gal. Nu šitas gal nepramuša to prieš tai, bet irgi ne pats skaniausias. Nu mėgėjas turbūt. Man su pelėsiais tiesiog ne mano. Laukiu dar ne daugiau. Gal net ir užkasim. Priesilis bomba. Gal net ir užgersim. Oi. Iškart geriau. Nu ir šitas. Tvirtas. Bet galiu pasakyti, kad kietas sūris. Bet galiu pasakyti, kad nėra skonis per daug kažkoks išreikštas. Tai vat valgai sūrį. Ir viskas, valgai sūrį. Ir gerai, pabandom, kur sakė paskutinį, kuris yra super intensyvus. Kvapo beveik jokio nėra. Šitas gal ir visai nieko. Vienas geresnių. Suvalgius, net taip, žinot, lengvai duria burną. Net neduria taip 1% kažkoks perštėjimas nueina. Įdomu sūriai. Gal tie su pelėsiais reikėjo pasakyti, kad viską apart pelėsinio sūrio, bet jau tai parinko, nepagalvojau. Nieko tokio, kitam kartui bus priminimas savo. Bet įdomus skonį. We'll continue with our citrus dessert. In this case we have a base of yuzu, ice cream made with calamansi, that's citrus fruit. We have some burnt lemon on the sides. The pastry chef is Mexican. Okay. And leaf made with mint. So I would need to eat like everything together. I recommend you. Exactly. Okay. Thank you very much. Desertukas bandome. Jūzų tokią rūgštelę turi. Šitas kremas yra šiek tiek stalstelės. Ir burnoje jie susimiksuoja, vienas kitą labai papildo. Taip gauna labai lengvai, saldžiai, rūgštokai, saldu. Labai geras gaivinantis desertas. Labai gerai. Gaivinantis. Labai nice. So here we have a dessert which is all about cherry. Okay. You will find fresh cherry, ice cream with cherry, and foam of cherry. Nice. And on the bottom there's a little bit wasabi, so it's a little bit spicy. And on the top there's sakura leaf, which is fried and comes from Japan. Okay. Yes. And I hope you do. Yeah, I have a question. Is this ice cream or is sorbet? Okay, I'm just no, it doesn't matter. I'm just curious. I'm gonna ask. Okay, thank you. Na ką, mėginam paskutinį įdomu ar ledai, ar šarbetas, nes atrodo, kaip pabandysiu iš skonio pasakyti ir įdomu, ar spėsiu ar ne. Tokie ledai, kaip debesėlis, va tu jų valgai ir taip įsidėjus į burną jie net ištirpsta, net nespėja. Koks geras. Yra šiek tiek paplotėlio tokio, kuris yra aštrokas. Šitas yra toks gaivus, vasariškas, super lengvas, kai valgai. Įsidėjus į burną jisai kaip išgaruoja.
kaip puta, bet šalta, kaip ledai. Labai įdomu. Atspėjau šarbetas. Nu ką, pavalgiau. Galiu pasakyti, kad tikrai labai buvo skanu. Ne viskas idealiai patiko, nes tiesiog turiu vienus dalykus, kurie labiau patinka, kitie mažiau. Bendrai paėmus, visas maistas yra labai įdomaus skonio, vienas kitą labai papildantis. Man atrodo, tas papildo tą ir juos abu sujungus gaunasi tikrai labai skanus derinys. Labai patiko. Ir paimsim dovanų tą aliejų, apie kurį pasakoju, vieną savo, vieną namams, tėvams ir vieną padovanosim. Taip, kad prenumeruokite kanalą, laikinkite ir parašykite tiesiog žodis aliejus, jeigu norėtumėte gauti šio aliejaus. Ir vienam iš parašiusim aliejus padovanosiu šį nuostabų aliejų, kuris yra ypatingai skanus ir ypatingai geras. In that case, let me present for you the award selection of Petit Foods. So that one, there is the new entry of the restaurant. There is a coconut mixed with pineapple. Okay. It's really fresh. Okay. It's without alcohol. Okay. Just for let you know. Okay, thank you. That one, there is the black sesame in a different texture with the crunchy part on top. That one also is the new entry of the restaurant. This one. There is a biscuit, some salad with a raspberry reduction and fresh oregano on top. Okay. That one, you don't need the presentation. There is the peanut butter. Okay. Which is your favorite? Sir, my favorite one, there is the piña and the peanut butter. Okay. I will recommend to you to start with this one because Okay. it's come really fresh. Okay. Let me give you a small details for you, small gift. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so Thank much you. for spending your time. Thank you. I have really amazing time and I had a really amazing experience. Thank you so much. Thank you. so much. In Let's- that case, let me give you an orange sponge cake for you. Oh, so cute. Thank you. Thank you very much. You will find inside the recipes, the gastronomic recipes. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. It was my pleasure. It was my pleasure. Dovanėlė. Kaip miela. Nu ką, bandom dezertukus. Kaip Rafaelo, bet viduj su labai lengvu kremu. Kaip vanduo beveik su lengvu tokiu gaivelė. Juodas su sezamu skonio. Šitas citrusinis toksai. Citrusinis jogurtinis. Šitas labiausiai kaip granola su riešutų sviestu. Labiausiai patiko šitas baltas. Gaivus. Man šiaip desertai patinka gaivus, aš šiaip mėgstu arba ledus su sorbetna, arba vaisius. Tai šitas gaiviausias labiausiai patiko. Tai va. Taip, tai paėmiau 3 aliejaus bonkės. Vieną keliauja man, kitą keliauja tėvams ir vieną padovanosiu jums. Jums tiesiog reikia pakomentuoti aliejus po šito video ir vienam iš jūsų padovanosiu išsiųsiu šitą nuostabų belė kokio gerumo aliejų mėgautis jūsų namams. Kadangi labai patiko Emanuelio aptarnavimas, buvo ypatingai paslaugus, man net gal šiek tiek per daug, todėl jam paliksim dosnius arbatpinigius. Emanuel, once again, thank you for great experience. Thank you very much. It was my pleasure, Tom. I had like a really great time. I wish you the best for the new... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Had like really amazing experience. Thank you very much. Bye. Taip, tai išeinu po tikrai nuostabių pietų.
Moments restorane, vieno Michelino žvaigždutę, nežinau, kaip googlinau, rašė 2, nu ne tai, kad googlinau, sumelavo ChatGPT, kas yra keistoka, bet nežinau, palikite savo komentarą, ar patinka tokio tipo turinys, ar norėtumėte to matyti daugiau, ar norėtumėte matyti mažiau, nes, kaip ir minėjau jau ne kartą, tikrai jūsų nuomonė yra svarbi, augant ir auginant bendruomenę, taip pat ir kanalą. Iki.